Labas rytas visiems Teletrade klientams, su jumis kaip visada Laurinas. Dar viena diena prekyboje, dar viena kova amžina už būvį. Šiandien Prancūzijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje yra nedarbo dienos, tai pirmos dienos pusė gali būti šiek tiek ramesnė negu vakar, pavyzdžiui, nes Frankfurto neturime, Paryžiaus neturime dirbančio. Tai gali šiek tiek pastovėti rinkos, bet svarbiausia susižiūrėti lygius, kol kas yra, kur esame, kur randamės kažką suprasti. Euras labai gražiai keliauja į viršų, viršūnę dar vieną pramušinėja šiandien ryte. Būtent šitą viršūnę pramušė jau atsidarydama žvakę dieninė. Čia dieninis grafikas ir važiuojame į viršų. Štai šitam tokiam sustojime būtent dabar randamės ir sekanti reali viršūnė yra štai čia, kad geriau matytųsi galbūt taip, būtent šios keturios žvakės, tai yra 1481, realiai 100 punktų aukščiau, kas ir tikrai yra labai įmanoma esamoje situacijoje. Svaras lygiai taip pat dirba kanale, kurį aš esu nusibrėžęs jau kelias dienas. Čia šitos linijos nemanau, kad yra reikalingos jau. Galima neapsikrauti. Realiai linija buvo pasiekta porą kartų, bet reikia laukti stipresnės žvakės užsidarimo žemyn, kad pamatyti kažkokią korekciją žemyn. Tai ir būtent reiktų doleriui pradėti rodyti gerus labai atsigavimo ženklus. Australas irgi panaši situacija, kaip ir svare, galbūt tik tai pačios neturiu nusipiešęs. Šiokio tokio galima nusipiešti, bet esmė, kad viršutinė linija irgi yra pramušinėjama į viršų. Ir jeigu užsidarys žvakė, čia irgi yra dieninė. Dabar viskas juda tokiam apimtim, kad tik tai dieninius grafikus žiūrėti geriausia. Būtent jeigu užsidarysime, tai galime pasitikrinti būtent ir šitas viršūnės 08240. Būtent pramušimas į viršų indikuotų, kad galime čia važiuoti. Nei daug, nei mažai, irgi šiek tiek daugiau nei 100 punktų. Tikrai yra labai įmanoma. Zelandą gal praleisiu, visai neįdomus. Kanada irgi panašiai pramušimą žemyn vykdo praeitų žemumų. Irgi reikia akylai stebėti, sekantis sustojimas, net sunku pasakyti, kur gali būti, galbūt ties čia kažkur ties senom žemumom 116, bet čia yra pakankamai toli, 300 punktų. Frankas irgi laisvai gali pasitikrinti apačią, kad ir šiandieną, čia net 100 punktų nėra. Reikia iš tikrųjų sulaukti Londono, kol atsidarys ir bus žymiai aiškiau, gali tiesiog žemyn iš karto ir šauti. Viskas būtent dolerio atžvilgiu. Taip, jena. Jena irgi daug linijų ir pramušinėja irgi žemumą. Jeigu viskas tęsis kaip vakar, tai sekantis atskaitos taškas 11856, nuo kur galima būtent daryti kažkokius užpirkimus ar pradėti galvoti. Galima iš tikrųjų pardavinėti čia su stopu nedideliu, nes dar nedaug pajudėjo. Auksas vakar po prastų Amerikos žinių šovė į viršų labai gražiai ir visą naktį dar keliavo į viršų. Tai irgi esame ties šiokiu tokiu pasipriešinimu čia, kaip galva pečiai atrodo. Tai irgi nenustepčiau, jeigu važiuotume toliau į viršų tiesiog. Momentas kaip ir žemyn yra, bet tai susikoreguojasi į viršų, bet esame įėję į Sigmos raudoną zoną, kas man indikuoja, jog turėtų būti šiokia tokia korekcija. Taigi, šiandieną tiek, ypatingų žinių irgi nebus, nebent pusę 4 Amerikoje. Gerai, sėkmingos prekybos visiems iki.